Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Nemuno aušra paruošė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma išslaptinti KGB bendradarbių sąrašus. Įslaptinti liktų tik tie asmenys, kurie šiuo metu nėra politikai, neužima jokių valstybės tarnautojų ir pareigūnų postų duomenys. Seimo nariai pirmą pasidalino informaciją, kad iš pradžių jie gavo kitokį įstatymo projektą. Štai Seimo narė Ligita Girskienė Facebook platformoje pasidalino informaciją, kad Remigijus Žemaitaitis atsiuntė tokį įstatymą projektą. Užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos yra išslaptinami nuo 2026 metų sausio 1 dienos ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus valstybės politikus, valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus, teisėjus, žvalgybos pareigūnus, profesinės karo tarnybos karius, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovus, jų pavaduotojus, viešų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų dalinių yra valstybė ar savivaldybė ir jų struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus politinių partijų narius. Tad tokiu projektu būtų įslaptinami realiai paprasti žmonės, o svarbiausia asmenys valdantis šalį būtų toliau slepiami. Tačiau, kaip teigia vienas iš iniciatorių Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, įsivėlė žmogiška klaida. Frakcija siūlo išviešinti visų su KGB bendradarbiavusių politikų, valstybės tarnautojų, teisėjų, žvalgybos pareigūnų, profesinės karo tarnybos karių, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų vadovų, politinių partijų narių pavardės. Tad naujame įstatymo projekte, kurio pasidalino Remigijus Žemaitaitis, buvo pataisytas vienas žodis. Vietoj žodžio išslaptinami įrašytas žodis įslaptinami. O tai jau keičia visą esmę, nes tuomet tikrai siūloma atskleisti su KGB bendradarbiavusius šiuo metu svarbiausias valstybės asmenys. Na, jei tai pavyktų padaryti, turbūt pamatytume daug tokių asmenų, kurie ant kitų garsiausiai šaukia, kad oponentai yra Rusijos agentai, o pasirodytų, kad patys bendradarbiavo su KGB. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie tokio įstatymo priėmimo svarbą? Savo nuomonę galite palikti komentarus. Iki.